būtent šiuolaikinėme mene mes matome tokią kaip misiją įtraukti įvairias iki tol neįtrauktas tapatybės ir gal apskritai kvestionuoti, kas turi privilegiją kurti meną ir džiaugtis jo rezultatais. Ir taip tuo pačiu atpažįstant, kad gan ilgai ta privilegija buvo apribota. Ir kaip tyčia dažniausiai skirta vyram, tam tikro tikriausiai šviesaus odos atspalvio, tam tikro kūno sudėjimo, pajėgiančiam vaikščioti ir gyventi vaikštančio, judančio žmogaus gyvenimą. Tai norėjau tave pakalbinti apie šį procesą ir pradėti būtent tuo klausimu mūsų žiūrovam, kodėl iš tikrųjų yra svarbu, kad šis procesas vyktų ir kad mes klaustume, kas gali kurti meną, kam suteikiama šita galia ir kad kuo daugiau galių būtų į tai įtraukta. Tas bandymas įtraukti arba tas procesas visas jau vyksta su pertraukom greičiausiai nuo 60-ųjų, ar ne, nuo 70-mečio. Suaktyvėja feministiniai judėjimai įvairūs, tuo pačiu įvyko antikolonialistinės kovos, tai yra prieš kolonializmą. Tai kodėl apie tai kalbėti svarbu ir mano manymu vis dar neužtektinai apie tai kalbama. Tai tikriausiai dėl tos pačios privilegijuotų žmonių grupės, kuri vis dar yra tikriausiai daugiausiai matoma ir girdima, nors vis labiau ir labiau į tą procesus tos įsitraukia ir įvairios grupės ir dėl mes, man atrodo, turime būtent ir būti dėkingi už tai, kad mes turim tokią įvairovę ir ta įvairovė plečiasi ir ta laisvė kalbėti apie meną įvairiai ir mene kalbėti įvairiai. Tai yra tų būtent žmonių, kurie buvo kolonializuoti dėka ir kurie kovojo už savo teisės, iš kurių buvo atimtos visos priemonės, net ir žmogiškosios savybės, ar ne, dėl tų priežasčių, kurios būtent ir yra sukoncentruotos į tą baltųjų žmonių, vyrų grupės ir grupę. Tai mes žinome, kad tai yra vakarų Europos kanonas, kuris buvo sukurtas ir iki šiol mes matome milijonų žmonių plaukiančius žiūrėti Mona Lizos, kas nėra dėl to kažkaip blogai ar per se, bet matom, kaip tas kanonas vis dar yra gajus, nors jau senai tas menas buvo kuriamas ir kitų grupių. Ir buvo ir vergų kūriamas, ir moterų, nors ir jie buvo ir nematomi, ir visaip represuojami, ir uždaromi į psichiatrinės ligoninės, ir į kalėjimus ir panašiai. Ir tas toksai kitas būdas, kito matymas kaip kito, ta tokia dominuojanti ir galios trokštanti pusė, besiremianti kažkokį pseudomokslų, eugeniką ir panašiai, man atrodo, įtvirtino būtent tą vakarų Europos kanoną, kuris po truputį, man atrodo, yra kvestionuojamas ir vis dar, man atrodo, ta meno istorija, kokia yra parašyta jau senokai, jinai vis dar gaji ir tie metodai yra gajus ir man atrodo, jie vis dar dėstomi įvairiuose vakarų universitetuose, mes vis dar mokinamės tą pačią meno istoriją, kad renesansą pakeitė barokas ir panašiai. Nesakau, kad to nereikėtų mokintis, bet manau, kad tas turi būti suprantama kaip tik tai dalis visos meno istorijos arba visos istorijos dalis, nes pasaulio istorija yra tikrai kitokia negu mes mokomės net ir mokykloje, net ir Lietuvoje. Man patinka ta mintis, kad tos tapatybės, kurios tarsi šiandien yra įtraukiamos į procesą naujai, jos iš tikrųjų jau veikia kaip kuriantys žmonės, kaip meno autoriai ir
man atrodo, tai yra apskritai svarbus principas ir kuratorių, ir menotyrininkų, ir kritikų veikloje. Tai kiekvieną kartą, kai norisi pasakyti, kad pirmą kartą šitoje vietoje yra pristatomas meno kūrinys, yra verta labai gerai savęs paklausti, ar tikrai tu gali būti 100% tuo įsitikinusi, nes galbūt toje vietoje, kur mes dabar stovime, kažkas gyveno, kūrė dalykus, kurių mes net nebeįsivaizduojame, kurie neišliko galbūt, arba kažkur yra šiuo metu užslėpti. Bet tai buvo menas ir jis kažką reiškia tiem, kurie suprato tai kaip kūryba. Ar galėtum identifikuoti, kokie yra didžiausi ir aštriausi iššūkiai mūsų kontekste, dirbant su šiuo procesu? Aš manau, iš asmeninio gyvenimo ar asmeninės profesinės patirties, tai mes galėtume sėdėti ir dalintis kiekviena ir kiekvienas ir bet kas įėjęs į šitą studiją, bet ar yra kažkokių momentų, kurie tau asmeniškai tokie labiausiai įsirėžia? Jei tik tai bandai kvestionuoti šitą visą eigą, kaip įvyko ar ne nepriklausomybė, arba kas yra šiandien marginalizuotas ir nuskriaustas, tik tai pradedi kaip nors kalbėti, kad galbūt pažiūrim giliau, arba kokie niuansai, arba kas įvyko, kaip vystėsi, kodėl taip vyksta šiandien, kodėl ta homofobija šiandien yra ar panašiai. Na ir iš karto toksai atsivėja tave įvairūs kamuoliai, tai yra iš Sorošo kaltinimai, kad esi ta genderistinės ideologijos gynėja, arba iš kitos pusės ateina, iš neokonservatyvios pusės ateina kaltinimai, kad esi patnikė. Tai visas šitas toks persipinimas tų kaltinimų yra, iš tikrųjų trikdantis, bet galiu gal tik tai pasidžiaugti, kad kultūros lauke gal tiek tų kaltinimų nepasijaučia, kiek pasijaučia viešoji erdvėje arba, sakykime, nežinau, socialinėse tinkluose, kokios vyksta diskusijos. Tai su tuo visą laiką susiduri ir nors ir kažkokią bandai įsivaizduoti, kad gali būti kitaip, kad tas teisės gali būti įgytos ir kad mes galime solidariai gyventi, tai čia jau yra kažkoks žiūrima kaip į nusikaltimą kokį nors. Man patinka tas terminas solidariai gyventi, nes jis yra toksai, tarsi nebūtinai turime būti visi nusispalvinę tą pačią nuomonę, bet supratimas, keitimasis mintimis kažkokio tai bendro tikslo, bendros etinės idėjos turėjimas tarsi turėtų padėti visiems ir visoms, bet iš tikrųjų tai vis dar sugeneruoja, atrodo, daug triukšmo tiesiog. Ir aš galvodama apie tą triukšmą galvoju ir konkrečiai, tarkim, apie moters menininkės padėtį ir ką esu girdėjusi net iš kelių menotyrininkių, su kuriomis bendravau, kad iš tikrųjų feminizmas konkrečiai yra tokia, atrodo, vėl sujautrėjusi tema, kurią šiandien atrodo net truputėlį sunkiau kelti negu kažkada 90-inių pradžioje, kai tai nebuvo dar, tarsi nebuvo erdvės, kad tai būtų taip plačiai teoriškai suprasta, bet menininkės tai darė ir to užsiimdavo ir nebūtinai tai deklaruodamos, bet turėjo kažkokią tai erdvę. O atrodo, kad šiandien iškeldama kažkokį tokį klausimą, tarsi sutrikdai tą tikrovę, kad viskas jau išspręsta ir ko čia dabar dar norisi. Bet iš tikrųjų globaliai ir lokaliai irgi, tai tie feminizmo akiniai yra ne kartą keitę savo lęšius, nes ta ideologija irgi nuolatos yra peržiūrima, ir eliminuojami kažkokie aspektai, kurie nebeaktualūs, įtraukiami nauji. Tai kažkaip gal prieinant prie vienos tokios tapatybės, kuri mum abiem, manau, yra labai aktuali, tai kas tokio svarbaus yra būtent išryškinant moterų privilegiją, kurti meną, turėti tą meno kūrimo galią, pristatyti jį, kalbėti už save galų gale ir kas yra turbūt svarbiausia, opiausia šiandien. Ko man trūksta ir atrodo, kad vis dar
vis dar neatėjome iki to taško, kalbant apie Lietuvos meną. Ir moters padėtį, ir ne tik moters, trans moters padėtį ir panašiai, tai man, ko trūksta, tai intersekcionalumo. Ir gal taip paprasčiau sakant, pavyzdžiui, aš nenoriu meno kūrinyje būtinai, kad mane atspindėtų tiesiogiai. Bet turint omeny, kad kas aš esu moteris, aš esu ir ne iš dirbančiųjų klasės šeimos, tada mano senelio šeima ištremta į Sibirą, tai ką reiškia man sovietmetis, ką iš viso tai reiškia, tas visos persidengusios tapatybės. Tai man to daugiasluoksniškumo kažkaip vis dar atrodo nėra pakankamai, nes taip aš galiu rasti to tokio, kaip čia pasakyti, feministinio meno, kurio aš absoliučiai neneigiu ir man atrodo, kai tau skauda, tu turi teisę rėkti ir tai nebūtinai yra primityvu ir tai nebūtinai yra kažkas tais nepriimtino, tai jau senai praktikuojama, kiti sako, kad jau čia neaktualu, bet man atrodo, jei tu nori rėkti ir turi tam erdvės ir tau leidžiama, tu tai daryk, bet ko aš pasigendu, tai tos tokios gal refleksijos ir analizės, iš ko mes ateinam, iš tos dalelytės, kurias galima sujungti į tokį vieną gilų, niuansuotą pasakojimą. Tai man gal to kažkiek vis pritrūksta Lietuvoje ir manau, kad jaunoji karta kažkiek tą užgriebė ir žiūrint ir į Anastasijos Sosunovos darbus, pavyzdžiui, tai tu atidengi tam tikrus, matau, sluoksnius, kurie tikrai yra svarbus ir šitai rytų europietiškai tapatybei ir įtraukiant ir patį lietuvišką kontekstą. Tai aš noriu daugiau ne tik kalbėti apie feminizmą kaip feministinį tą tokį moters meną, bet aš noriu kalbėti ir apie daugiau tapatybių, apie daugiau sluoksnių ir apie klasę, noriu kalbėti ir apie rasę. Pavyzdžiui, tas pavyzdys su migrantais, ar ne, ar tai tikrai migrantų krizė, ką reiškia krizė, kaip tai apibrėžiama. Vat šitą kvestionuoti man irgi atrodo svarbu. Iš tikrųjų, oponuojančių klausimas man irgi yra įdomus, nes aš galiu įsivaizduoti, kad gyvenant ilgai pagal kažkokį taisyklių rinkinį, kuris yra mokomas, pateikiamas ir nekvestionuojamas, kaip visgi nepaneigiamas, galbūt kažkiek tai pastumiamas, galbūt kažkaip naviguojamas, bet daugiau mažiau fundamentas, kad ant šito stovi mūsų civilizacija ir taip turi būti. Tai iš tikrųjų gali apimti toks nesaugumo ir pasimetimo jausmas, kai tai bent truputėlį kliba. Ir iš empatinės pusės gal įmanoma tai suprasti. Kita vertus, kažkokie bandymai palaikyti vadinamąją seną gerą tvarką, tokie nekelia daug įkvėpimo ir pasitikėjimo, nes sena gal jinai tikrai yra, bet ar ji tikrai yra gera ir kam ji yra gera. Ir tai iš tikrųjų gal tas ir būtų man įdomus klausimas, kaip pačiai išlikti stipriai ir nedemoralizuotai, kai tenka spręsti šitą klausimą ir tenka dalyvauti diskusijoje apie dalykus, kurie atrodo turėtų būti nediskutuotini. Ir ar yra kažkoks bent įsivaizduojamas susitikimo taškas, kuriame galima mums būti? Tai pirmiausia, man atrodo, reikėtų pabrėžti, tai yra labai sunku. Tai yra labai sunku. Tai yra beprotiškas darbas ir reikalauja labai daug jėgų kiekvieną kartą įrodinėti, kad nesi kupranugaris, kaip čia sakoma. Man visada iškyla toksai klausimas, nes kaip yra formuojama ta viešoji erdvė arba kaip yra formuojama ta diskusija. Jau tu ir minėjai tos pavyzdžius, kur kažkodėl tai yra oponentai, kažkodėl tai yra dvi pusės. Aišku, visą laiką tas jaučiasi, ta pusė atrodo daug stipresnė ir jinai daug galingesnė ir jinai atrodo, kad Lietuvoje
formuojamas pagrindinis diskursas būtent ten, aplink tai. Ir man visada knieti ir visada žinau, nes turiu ir šeimoje, ir artimoje aplinkoje žmonių su homofobiniam tendencijom, pavyzdžiui. Ir man visada toks ne tai, kad pyktis, bet tokie pikti klausimai iškyla, o kas pasikeis, jei mes priimsime viešai tos pačios lyties partnerystės įstatymą. Nu, kas pasikeis tavo gyvenime? Tau neleis gimdyti vaikų, tau neleis eiti į bažnyčią, tau neleis melstis, tau neleis tavo sutuoktinio aplankyti ligoninėje, tau neleis... Nu, vat, man yra šitie... Ir žinom mes tą atsakymą, kad iš tikrųjų, vat, būtent ta baimė prarasti tas privilegijas ir yra tikroji, nes yra kaltinimai, aišku, kad čia viską sukūrė feministės ir čia feministių kaltė, čia gėjų kaltė, čia LGBTQ kaltė, judėjimų kaltė, kurie, bet ar tikrai kaltė, nes čia yra daugiau viskas apie privilegijų baimę, netekimą, ne tavęs klausimo. Gal kažkas kitas eis į televiziją ir vat, tas galios perdėliojimas visų tų šachmatų yra, iš tikrųjų gali pasirodyti labai baisus, bet aš negaliu sakyti, kad aš turiu gailesčio tam. Nes man atrodo, tos privilegijos jau jos egzistavo ir jas įgyjo žmonės jau senai ir jom disponavo ir nieko gero iš to nepadarė. Mes matom, kad rezultatai tikrai nėra patys geriausi iki šiandien ir ką turime, tikrai yra liūdnas kontekstas ir karų prasme ir genocido prasme, visa tai vis dar vyksta aplinkui mus ir šitas privilegijų netekimas, galbūt reikėtų pagalvoti, kad gal su to viskas gerai, galbūt mes galime sugyventi, kur nebūtina kažkaip hierarchizuoti, kas yra čia pats galingiausias ar svarbiausias. Aišku, man tai lengva kalbėti, bet visai kitaip vyksta sistemoje, viskas ir edukacijoje, ir švietime, viskas vyksta gana taip pat, tas privilegijos vis dar saugomas mano manymu, tai to bijoti, kad man atrodo, kad ta baimė nėra pagrįsta. Man įdomus tas klausimas, ar tu matai meno praktikose šitą galimybę stiprėti, emancipuotis, ar sutiktum, kad tai gali būti įrankis, ieškant geresnio sprendimo problemoms? Yra tas memas, bėga vanduo iš konteinerio ir ten užklijuojama ir taip sprendžiama, ne va tais menas taip išspręs ir išgelbės pasaulį, arba menininkas išgelbės pasaulį ir atseit čia yra kažkokia tais ironija, nes nieko neišgelbės, bet aš turiu labai didelį bet šitame visame, nes taip, tai viena iš tų priežasčių, kad taip galima išsibandyti ir galima visai pažiūrėti iš visų kampų ir tikrai ir giliau, ir su humoru, ir su ironija. Tai toksai eskapizmas galbūt, bet man kitas momentas yra, kad tas momentas, kad jei menas arba menininkai ar nesinchronizuosis arba kartu su visuomeniniam organizacijom, su aktyvistiniam organizacijom, su tie, kurie kalba su klimato mokslininkais, kalbės tomis problemomis, kurios yra svarbios ir kurias tikrai reikia spręsti. Taip, neišspręs menas, bet jisai tikrai parodys, kad tai yra problema, arba išryškins, atidengs ir gal privers net ir tuo mažiausiu lygmeniu susimastyti, ar ne, to paviršiniu, kad galbūt kažkas yra negerai ir kažkaip galima tą išspręsti kaip nors kūrybiškai arba
kitų lygmenių, bet man atrodo, kad vat, būtent aš nepritariu šitą ironiškam tam pasakymui, kad čia ką jūs menininkai, man tai atrodo rimta ir tai yra rimta praktika ir netgi aš žinau iš savo draugų, iš aktyvistų, kurie irgi žiūri į tą meną labai ironiškai. Tai man irgi kartais toksai pyktis sukyla, kad nėra taip paprasta viskas ir iš tikrųjų tai menas yra sistemos dalis bet kokiu atveju ir ta sistema, mes negalime be kultūros, be meno gyventi, taip pat ir menas negali gyventi be pasaulio, tai jisai turi įtraukti tą pasaulį į save ir kas vyksta aplinkui ir būtent ta sąlyga ir yra, kuri tada padeda kažkaip pažiūrėti kitaip ir kad ir net ir atsijungti nuo to, kas vyksta baisaus čia ar dabar. Tai irgi metodika.